Šventasis yra kiekvienas tikintysis. Žmoniją galima padalinti į dvi grupės - šventuosius ir nešventuosius. Šventieji yra tie, kurie tiki Kristų. Jie šventi ne dėl savo nepriekaištingo elgesio, bet dėl padėties Kristuje. Šventas reiškia atskirtas Dievui. Visa, kas šventa, atskirta naudoti Dievui. Net seni šventyklos dubenys ir rakandai buvo vadinami šventais indais. Nors 40 metų klajojant po dykumą tikriausiai jie apsidaužė ir apsilamdė, tačiau vis tiek buvo šventi. Kodėl? Todėl, kad buvo atskirti naudoti Dievo garbei. Toks pat turėtų būti kiekvienas Dievo vaikas. Mes atskirti, kad Dievas galėtų mus naudoti. Jei nesate šventasis, tai jūs nešventasis. Šventieji yra Kristuje Jėzuje. Būti išgelbėtam reiškia būti Kristuje Jėzuje. Kai patikite viešpačiu Jėzumi, jumise apsigyvena Dievo dvasia. Jį pakrikštyje jūs į Kristaus kūną. Jos dėka tikintysis atsiduria Kristuje. Tikintieji, kuriems rašo Paulius, buvo Kristuje, bet gyveno Filipuose. Matote, visai nesvarbu, kur jūs gyvenate. Los Andžele, Vilniuje, Maskvoje ir Filipuose. Svarbiausia, kad būtumėte Kristuje. Manau, Kristuje yra svarbiausias Naujojo testamento žodis. Kartą paklausiau teologijos profesorių, ką reiškia būti išgelbėtam. Jis išdėstė man visą paskaitą. Kai baigė, buvau gerokai apsvaigęs nuo žodžių gausos. Jis aiškino tokius terminus kaip permaldavimas, sutaikinimas ir atpirkimas. Tai nuostabus bibliniai žodžiai, tačiau ne vienas iš jų neaprėpia viso išgelbėjimo. Dievo dvasia, norėdama paaiškinti mums, kas yra išgelbėjimas, pasirinko trumpą į lietuvių kalbą neverčiamą prielinksnį, atsakantį į klausimus kur, kame. Mes sakome tiesiog Kristuje. Dar kartą pakartosiu, kad būti išgelbėtam reiškia būti Kristuje. Kaip mes atsidūrėme Kristuje? Priimdami jį kaip savo gelbėtoją. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Malonė jums ir ramybė. Tai Paulius sveikinasi visuose savo laiškuose ir niekuomet nekeisdamas žodžių tvarkos. Malonė ir ramybė. Abu šie žodžiai Pauliaus dienomis buvo įprasti ir kasdieniški. Graikiškas žodis charis reiškiantis malonė buvo įprastas pasisveikinimas. Graikai ir šiandien jį tebevartoja, linkėdami geros dienos. Tačiau Dievas jums linki geros amžinybės. Žmogus linkėdamas geros dienos nieko neprisideda, kad ji būtų gera. Tačiau maloningas Dievas pasirūpino, kad jums amžinybėje būtų gera. Ramybė visuomet ateina po malonės. Kitaip nebūna. Sveikindamiesi ir linkėdami vienas kitam ramybės, hebrajai sakydavo šalom. Ramybės troškimą reiškia ir Jeruzalės pavadinimas. Hebrajiškas žodis Jeru šalom verčiamas ramybės miestas. Tačiau Jeruzalėje nuolat kariaujama ir niekada nebuvo ramybės. Dabar tai viena iš karščiausių pasaulio vietų ir niekas nežino, kaip šį konfliktą išspręsti. Norėčiau pasakyti, kad kol nesugrįš ramybės kunigaikštis, taikos ir ramybės nebus nei Jeruzalėje, nei visoje žemėje. Tačiau Dievo malonę tikintysis gali gyventi ramybėje. Taigi nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, rašoma Romiečiams laiško 5 skyriaus 1 eilutėje. Čia kalbama apie nusidėjėlio sutaikinimą su šventu Dievu per Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Jis numirė už mus prisiimdamas mums skirtą bausmę, todėl dabar Dievas iš savo malonės gali mus išgelbėti. Mes Dievui už išgelbėjimą negalime nieko duoti. Ir tiesą sakant, neturime ko. Aš nesu jam nieko davęs išskyrus nuodėmę. Kristus prisijėmė bausmę už tą
nuodėmę, kad šventas Dievas galėtų mane priimti. Jis gali priimti ir jūs, gyvendami šiame triukšmingame pasaulyje, kuris kupinas netvarkos, suspaudimų, išmėginimų ir visokiausios neteisybės, mes galime turėti savo širdyse Dievo ramybę. Ji suteikiama kiekvienam, kuris tiki Jėzumi Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju. Kad patirtume Dievo ramybę, turime pažinti jo malonę. Ši malonė ir ramybė ateina nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Mielas klausytojau, ar jūs esate atidavęs, uždėjęs ant Kristaus tai, su kuo patys negalite susitvarkyti, tai yra savo nuodėmes? Ar pavedėte jam jas? Ar patikėjote juo kaip savo asmeniniu gelbėtoju? Ar paprašėte jo, kad jisai ateitų į jūsų gyvenimą ir taptų jūsų gyvenimo vadovu? Jeigu jūs to dar nepadarėte, tai mano malda už jūs, kad jūs tai padarytumėte kiek galima greičiau. Šioje žemėje mes tik svečiai ir ateiviai, nes tikėjimu einame į geresnę vietą. Dangiškoji tėvynė nėra užtarnaujama jokiais gerais darbais, bet tai dovana kiekvienam, kuris šioje gyvenimo kelionėje sustoja, susimasto, apsvarsto ir priima sprendimą keliauti į tai, ko jisai nemato, bet tai, kas daug labiau tikroviška negu visa tai, kas supa mus, ką mato mūsų akis. Tik į tai reikia žvelgti tikėjimu. Jo neįmanoma sukurti pačiam. Jisai yra Dievo dovana, kada mes klausome Dievo žodžio ir jam paklūstame. Mano malda už jūs, kad jūs kiekvienas, kuris dar abejojate turys tą dovaną, galėtumėte įgyti ją, ieškoti jos ir šauktis to, kuris gali suteikti tą dovaną jums. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas. Tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Išskirtas Kristui žmogus nėra apribojamas ar suvaržomas. Atvirkščiai, gyvenime atsiveria naujos erdvės, kupinos nuostabių ir jaudinančių patyrimų. Jei nepatikėsite Kristumi kaip savo gelbėtoju, būsite pražuvęs visą amžinybę. Kristaus prisikėlimas užtikrina, kad kiekvienam iš mūsų teks susitikti su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Graikiškai apaštalystė yra apostole, kas reiškia išsiuntimas. Kiekvienas tikintysis turėtų būti liudytojas išsiųstas su žinia. Kaip jūs prisidedate prie to, kad šiandien Dievo žodis pasiektų kuo daugiau pražuvusių žmonių. Štai kuo turi rūpintis tie, kurie yra gavę malonę ir apaštalystę. Kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose. Dievui labai svarbus paklusnumas tikėjimui. Jis išgelbsti mus tikėjimu, ne darbais. Tačiau išgelbėjęs prabyla apie mūsų darbus, apie paklusnumą jam. Daugelis sako, jog tiki Jėzumi. Tačiau jų gyvenimas rodo ką kitą. Panašu, kad jie tarnauja velniui. Mano draugė, gelbstintis tikėjimas padaro žmogų paklusnų Jėzui Kristui. Tikėjimas tikėjimui nelygus. Esmė – tikėjimo objektas. Pavyzdžiui, aš tikiu Džordžu Vašingtonu,
pirmuoju Amerikos prezidentu. Laikau jį šauniu žmogumi ir mūsų tautos tėvu. Taip pat tikiu Jėzumi Kristumi. Tikėjimas Džordžu Vašingtonu man nieko neduoda. Jis neturi nieko bendro su mano išgelbėjimu ir jo įtaka mano gyvenimui labai nedidelė. Tačiau tikėjimas į Jėzų Kristų visai kitoks. Gelbstintis tikėjimas padeda mums atsiduoti Dievo Sūnui, kuris iš savo didžios meilės atidavė save už mus. Mano mėgstamiausia giesmė visada buvo pasitikėk ir paklūsk. Tarp kurių ir jūs esate pašaukti priklausyti Jėzui Kristui. Romiečiams laiško 1 skyriaus 6 eilutė. Pašauktieji yra išrinktieji. Kas tie pašauktieji? Išgirdusieji. Viešpats Jėzus aiškiai sakė, manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Jei sekate paskui kažką arba ką nors kitą, vadinasi, neišgirdote Jėzaus ir nesate viena iš jo avių. Tie, kurie klauso Kristaus balso ir juo seka, ir yra pašauktieji. Nesibelkime į ginčus dėl išrinkimo. Viskas paprasta. Jis pašaukia, o jūs atsiliepėte. Jei atsiliepėte, esate tarp išrinktųjų. Jūs vienas iš pašauktų priklausyti Jėzui Kristui. Šventasis ne tas, kuris yra išaukštintas, bet tas, kuris aukština Jėzų Kristų. Žmogus tampa šventuoju, kuomet Jėzus Kristus tampa jo gelbėtoju. Pasaulyje yra tik dvi žmonių grupės – šventieji ir nešventieji. Jei nesate šventasis, tuomet esate nešventasis. O jei esate šventasis, esate patikėjęs Kristumi. Šventuoju jūs padaro ne jūsų charakteris, bet tikėjimas Jėzumi Kristumi ir faktas, kad esate išskirtas jam. Kaip Paulius sakė pradžioje, jis buvo Jėzaus Kristaus vergas.